Gerbiama ministrė, kaip pensijų įstatymo pataisos palies pensininkus ir tuos žmonės, kurie ruošiasi išeiti į pensiją? Iš tiesų šią savaitę Seimas pritarė vyriausybės pateiktam labai geram įstatymui, kuris turės didžiulę įtaką tiem žmonėm, kurie ruošiasi nuo 2009 metų sausio 1 dienos ir vėliau eiti į pensiją, palies ir tuos, kurie jau yra pensininkai, jeigu jie dar dirba. Kitaip sakant, pagal naują įstatymą yra nustatyta nauja pensijų apskaičiavimo tvarka. O jų apskaičiavimo būdai yra tokie. Įmame visą darbo stažą, uždirbtą tiek sovietmečių, tiek per nepriklausomybės metus. Ir imam visą atlyginimą ir visas pajamas apskaičiuojant pensijas, kurias žmogus įgyjo jau po 1994 sausio 1 dienos. O tuo tarpu iki 1994 metų uždirbtos pajamos yra imamos taip. Dešimtmetis nuo 1984 iki 1994 5 palankiausius metus. Taip kaip yra dabar. Arba 5 metai iš dešimtmečių nuo 1984 iki 1994 ir plus visos pajamos po 1994 metų. Arba kitas variantas yra galimas, vėlgi visos pajamos po 1994 metų, tačiau jeigu žmogui nenaudinga imti tą laikotarpį buvusi nuo 1984 iki 1994 metų, tada galima paimti po 1994, bet kuriuos palankiausius 5 metus ir prilyginti juos tam ankstesniam iki 1994 metų buvusiam laikotarpiu. Kitaip sakant, tas įstatymo pakeitimas yra palankus tiem žmonėm, kurie štai pavyzdžiui po 1994 metų mažai uždirbo. Sakykime, dėl ekonominės krizės gaudavo arba minimalų atlyginimą, arba iš viso buvo prastovos, už kurias nebuvo mokamas atlyginimas, arba žmogus buvo bedarbis, buvo įmonių bankruotai ir panašiai. Mes sulaukdavom nemažai tokių žmonių paklausimų, kaipgi čia dabar bus, jeigu imsim vien tik atlyginimą nuo 1994 metų, tam žmogui pensija labai sumažės, nes iki 1994 jis gaudavo didesnį atlyginimą. Tai mes tą iš tikrųjų dabar įvertinom ir tikrai mūsų turimais duomenim, tai žmonėm yra labai palanki nustatyta pensijų apskaičiavimo tvarka. Tai tiem, kurie ruošiasi naujai eiti į pensiją. Dabar turėjom tokių klausimų, o jeigu jau žmogus yra pensijoje, bet jis dar dirba, ar jis galės pasinaudoti tą naują pensijų apskaičiavimo tvarką? Taip, bet tam reikia išdirbti ne mažiau kaip 1 metus po pensijos paskirimo ir kreiptis dėl pensijos skirimo iš naujo jau po 2009 metų sausio 1 dienos. Ir tada, jeigu jam yra palanku, bus apskaičiuojama iš to palankiausio periodo. Taip pat yra, gavom dar ir tokių klausimų, o jeigu, sakykime, pensinis amžius žmogui sueina 2008 metų gruodžio 20 dieną, ir jis jau kreipėsi į sodrą, kaip jam bus apskaičiuojama pensija. Jam galbūt palankesnis tik vienintelis tas laikotarpis po 94, kuris būtų prilygintas ir ankstesniam laikotarpiui. Tai tokiu atveju žmogus turėtų savo pareiškime pasakyti, kad norėčiau, jog pensija man būtų paskirta nuo 2009 sausio 1, kadangi tuo metu jau įsigalios ta naujoji pensijų skaičiavimo tvarka. Ir bet kuriuo atveju žmonės turėtų patys pasidomėti ir žinoti, kuri tvarka jam palankesnė, kada jie gaudavo didesnį atlyginimą, ar po 1994 metų, ar iki 1994 metų, o sodros teritorinių skyrių darbuotojai, žinoma, paskaičiuos palankiausius variantus ir pensija skirs ta, kuri yra didesnė.